Sveiki gyvi, sodininkai, daržininkai, gamtininkai. Čia Vaidas iš mūsų sodybos, Danguolė mūsų operatorius Kipsas šiandien pabus. Ir šiandien parodysim tokį dalykėlį, ko dar niekada nerodėm ir ko gero jūs nelabai tą ir net žinote. Ir nematėte tikrai tokį dalyko. Aplink mus čia va šiandien purškia visi su visokiom chemijom ir visokiom nesąmonėm. Tai vėjų nėra, mes šiandien irgi purkšim, ale mes purkšim truputį kitaip. Ir vat, žinot, kad gamtinį žemdirbystę čia mes vat ir mulčiuojam ir čia viską būtent dėl to, kad tos chemijos išvengti, kad natūraliau kažkas tai viskas sveikiau būtų. Tai vat, bet vat apsisaugot nuo tų visų kenkėjų irgi sužinojom tokį būdą ir va matot, purkštuvas paruoštas, purkšim, ale ką mes ten dėsim, va dabar parodysiu. Va, šit saujelį druskos turiu ir turiu keletą eterinių aliejų buteliukų. Turime va vagis, vadinasi, thieves, angliškai thieves vagis ir peppermint, tai bus pipirmiti. Na ir kadangi jie visokie antibakteriniai, antimikrobiniai ir visokie tokie, tai mes manom, kad jie gali labai gerai pagelbėti, o druska tam, kad jie išsiskaidytų, nes vandenyje aliejus netirpsta. Na va, ir dabar va, eterinis aliejus, lašinu, nežinau, čia kokį 20 gal lašelių pipirmitės pavarysiu. Ir padarysim tokį miksą. Ir thieves vagis irgi pavarysiu kokį 10, 12 pavariau. Bet man atrodo, druska negerai. Reikėjo į degtinę. Ir čia dedu į šitą. Ten ištirps. Nu ir dabar apeisim tuos medelius. Jei nutrūčysi su druska medelius, tai bus tau. Ne, druskos čia netiek daug, kad čia būtų kažkas tai baisiaus, jinai įsimaišys. Cukrus būtų dar negeriau, nes tada skrusdėms labai būtų gerai cukrus. Tai yra degtinė, su kuo galima Nu, galima degtinę skiesti arba medum, bet tai čia nei vienas kitas atvejis mums negelbė. Nieko, mes bandom, nesakom, kad čia kažkokia panacėja, bet išbandyti reikia, nes žinom, kad šitoks dalykas veikia, žinom, kas purškia jais ir naudoja. Aha. Tai vat, išbandysim ir mes, o kaip gausis, tai ką? Reikiagi pabandyti. Chemijos mes nenaudojam, pernai nenaudojam ir viską. Na va, o ką šiandien padarėm, tai jau gal pastebėjot, va, žirniukėliai mūsų, Danguolė parodė. Žirniukėlius pasodinom, padarėm tokias fainas atramėlės iš tų pačių vytelių, kur pyniau šitas tvorelės, tai jau jūs tą matėte. Ir bulves pasodinom, va, mūsų bulvių lauką parodyk. Dar neužmulčiam, nes pilnai laukiam, kad... Va, o kol aš čia dar pompuoju, pažiūrėkit braškės mūsų. Va, mulčius ką daro. Ne, jokios pikžolytis, nieko nėra. Čia stakiukai išdygo tai, kas reikia. Ir braškės. Va, gražuolis, čia, ten, čia tai pernykštis, dar tik tai mažytis pirmametis. Ten va, puikus dalykėlis. Nei vienos pikžolytis, matot kaip gerai. Bet mulčius ką reiškia superinis dalykas. Nu va. Ir ką? Tai, iš principo, labai čia kažko tai daug ir kaip purkšti, tai čia jau jūs patys žinot kaip. Aš tik tai va, čia slyva mūsų. Na va. Mačiau, kad jau vaikštų šitie. Gal biškį reikia. Sakau, čia pamakaluosiu tą druską, kad ištirptų su tais aliejais. Va, ir viskas, čia slyva, čia dar vienas slyva ir trešnės, va, svarbiausiai. Ir ten serbentus dar nupurkšiu. Tai čia jau nebūtina gal žiūrėti, bet pamatysim, kas gausis. Aš pasakysiu, ar gavosi ar ne. Ar tie, čia slyva pernai, tai ne taip baisiai kentėjo. Šita kentėjo, va šita prie pat.